Kokia tavo akimis buvo pati žiauriausia Lietuvos grupuotė? Matai, aš kaip jaunas buvau, tuo metu gyvenau Kaune, tai ten per daug nesidomėjau. Ten šiaip kauniečių daug buvo to tokių žiaurių, brutalių. Kas liečia, tarkim, aplinką, kai aš augau ar ne, netgi be pavadinimų tos gaujos ten siautėdavo pakankamai žiauriai. Ten nesiskaitė su žmonėmis, ten, žodžiu, kioskus degindavo akivaizdžiai ten dienos metu ir taip toliau ir panašiai. Ar ten merginas grobdavo iš stotelių, kas buvo žiaurų ir nesuvokiama šiandieniniam jaunimui. Bet taip, jeigu pasižiūrėjus dabar, istoriškai, jau praėjus daugelį metų, kai aš daugelį tų temų narpliojau, ten jas surašiau knygose, straipsniuose, tai manau, kad kauniečiai buvo ne tokie ir žiaurūs. Buvo žymiai žiauresni ten, tarkim, Panevėžio tulpiniai, Klaipėdos Gaidjurgio grupuotė ir ten netgi mažesnių miestelių grupuotės, ten tie patys Šiauliečiai, Kelmės atstovai, nes važinėjom nemažai per miestelius dabar su savo video istorijų kūrimu, tai iš tikrųjų net nustebau, kad mažesnių miestelių gaujos buvo labai žiaurios. Ten netgi tų pačių Prienų, ten Alytaus, nusikalstamo pasaulio atstovai, jie tokie buvo be stabdžių visiškai, ten su granatom varė, ten ginklais, apsiginklavę buvo, kaip nežinau, dabar kariaujantis Ukrainoje turbūt. Taip, ir man net keista, kad ten tų pačių Telšių, ten Marijampolės grupuotės buvo labai tokie aštrus buvo žmonės. Ir tokie varė be stabdžių, nes tuo metu, matai, vėlgi keitėsi santvarka. Tarybinė armija išeidinėjo iš Lietuvos ir tų ginklų labai daug liko, kurie buvo čia Lietuvoje įvairiausiose sovietinėse karinėse bazėse ir tie ginklai paskui už ten, nežinau, už degtinės butelius jie iškeliavo pas grupuočių narius arba ten įvairiausius maklerius. Ir todėl tos grupuotės buvo jos labai apsirūpinusios ginklais, apsiginklavusios buvo labai rimtai. Aš manau, tų ginklų dar dabar yra kažkur paslėpta, jeigu taip gerai paieškotum arba ten geras paieškas užsimtum. Arba kažkas ten paskui jau pridavė tos ginklus, kai ten būdavo tie kvietimai, šaukimai, kad turėti duoti, jeigu tavo ten namuose kažkokie neaiškus ginklai. Sunku pasakyti. Tai žodžiu, dėl to tos grupuotės ir jos buvo tokios aštrios, nes jos turėjo ginklus. Šiandien dienai ginklą tai nėra lengva įsigyti labai. Ten kažkokį perdarytą, legalų, bet ir šiaip ką. Ne už degtinės butelį. Turbūt. Ne, tai per internetą gali nusigyti, ten dark web'egi visko yra, iš tikrųjų. Jo. Tai aš manau, per internetą gali įsigyti, arba ten, nežinau, per kažkokius entuziastus ginklų yra, tų tokių išpratėjusių žmonių, kurie patys domisi ginklais ir padeda kitiems įsigyti tos ginklus. Bet tuo metu tai, kiek žinau, visi ten įsigydavo beveik už degtinės butelį arba už degtinės dėžę ten ir tų visokiausių granatsvaidžių netgi, ne vien tik šautuvų ar pistoletų. Bet žmogžudystės būdavo už kažką ar būdavo ir tokių visiškai už nieką? Tiesiog, nes tie žmonės buvo tokie su savo kreivų požiūriu. Dažniausiai už nieką tai nežudydavo, žudydavo tos, kurie buvo labiau praturtėję, bet nenusileido žulikam, tai tie kentėjo žmonės arba jų artimieji. Tai arba net būdavo tie žmonės visgi tokie drąsūs ir jie išsikovodavo tą, tarkim, pergalę. Jų nežudydavo, tiesiog įsigasdavo tie patys banditai, kad koks jis drąsus nepasiduoda, žinai, bet tarkim šiurpindavo ten jo vaikus, žmonas ir dažniausiai turbūt dėl turtinių, žinai, interesų. Bet šiaip jeigu bendrai paėmus statistiką ir visas istorijas pasižiūrėjus, tai jie žudydavo vienas kitą dėl konkurencijos. Tarkim, ten egzistuoja 5 grupuotės ir kažkokia viena grupuotė nori vadovauti visam paradui arba visam ten miestui, regionui. Tai tada, tarkim, iš tų 5 grupuočių jie norėdavo prisitraukti ten vieną šalia savęs, o tarkim, tas 3 ar 2 naikindavo, nes jie tipo būdavo nereikalingi, perteklinė. Čia, žinai, kaip įmonės maždaug konkuruoja dėl verslo plėtros ar dar dėl kažko, tai tuo metu irgi žulikai tiesiog juodajam versle dalyvavę, jie nuspręsdavo šalinti savo konkurentus. Bet nebūdavo ten didelių galimybių susitarti, turbūt daugiau būdavo konflikto? Būdavo ir susitardavo. Kiek žinau, ir susitardavo. Iš tikrųjų, ten maždaug tas lieka tada tam regione, anas lieka nam regione ir kažkaip susitardavo. Teritoriškai taip ir ne? Jo, teritorinis pasiskirstimas, taip būdavo toksai grinai ten, tarkim, kauniečiai, kiek žinau, ten buvo net ir uždėję leteną ten ir ant Marijampolės vienu metu.
ir ant Utenos, ten paskui dar ant kažkokio regiono, ten kito miesto atstovai, ten vėlgi kažkur kitur, ten, nu, ta prasme, toks būdavo teritorinis pasiskirstimas. Maždaug, jeigu mes atvažiuojame tą teritoriją, ten, tarkim, vienos grupuotės atstovai sako, tai jūs negalite maždaug toje teritorijoje ten šeimininkauti. Nu, ir va tokie dalykai, žinai, vykdavo. Tai grynai dėl konkurencijos tarpusavio būdavo tos kovos, tokios sunkiai protų suvokiamas. Tai va ir sako, tai laukiniai 90-ieji. Kasdien automobiliai sprogdavo, šaudomi žmonės būdavo, namai deginami, ar ten laiptinėse būtai deginami vien dėl to, va, tokių, žinai, teritorinio nepasiskirstinimo arba nepasidalymo grobio. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.